pristatymas bus pateiktas pagrindinėmis projekto idėjomis. Ir taip pat sukonstruotas yra aiškinamasis raštas, taigi užstatymo principai. Išsinagrinėję pateiktą medžiagą, kurią labai išsame gavome, radome tam tikrą struktūrą, matoma iš aeronuotraukų senuose planuose, tai būtent šilginės posesijos einančios nuo Jonavos gatvės iki Nemuno kranto. Tas mums inspiravo būtent tokį pastatų kryptį, kvartalų formavimo kryptį, galvodami apie pastatų mastelį, erdvės vidinės, taip pat ieškodami ryšio su visa senamiesčio struktūra. Mes iliustruojam savo darbo pačią pagrindinę mintį struktūros prasme, tai būtent kas yra parodyta paveikslėliuose, tai lyg ir susiradom tam tikrus kvartalus, tam tikrus pastatų kontūrus, kažkuriuose senamiesčio kvartaluose ir mechaniškai, fiziškai perstumėm juos į savo dalį. Ir galvojam, kad tai leido mums pajausti mastelį, pajausti dydžius pastatų, pajausti erdves. Tai tokios struktūros ir laikomės visam projektą. Krantinė be transporto. Tai čia tokia mintis mūsų. Ta inspiravo būtent transporto ryšių, transporto žiedo atpjovimas viso senamiesčio nuo Neries krantinės. Pagrindinė transporto judėjimo schema pasirinkta tokia, kad T-formos sankryža iš pateiktų rimtų analizių, T-formos sankryža ties Vileišio tiltu, tai yra perspektyvoje galima jungtis su tuneliu, kuris galėtų atsirasti. Mums pasirodė pati racionaliausia, pati toliausiai matom žengianti. Todėl mes šitą mintį prisirišom ir vystėm. Ir pagrindinės transporto srautai, reiškia būtent T-formos sankryža leidžia įspręsti srautus į miestą, srautus į senamiestį, taip pat patekimus į mūsų parkingus per Jonavos gatvę. Pėsčiųjų srauto žiedas. Panagrinėję senamiesčio visą pėsčiųjų srauto esmę, mes radome tokius dėsningumus, kad išskyrėme srautus dviejų rūšių, tai yra būtent atvykusių turistų, kurie sustojo autobusais Pilies aikštėje. Reiškia, jie visi praktiškai traukia intensyvaus eismo gatve, greitai peškom iki Rotušės aikštės, apžiūri Rotušės aikštę, nueina iki krantinės, kažkas tai nueina iki Laisvės alėjos ir grįžta į savo autobusą būtent Valančiaus gatve. Miesto gyventojų gyvenimą pėsčiųjų organizuoja senamiestį, tikriausiai didžiausiai įtaką turi būtent transporto stovėjimo ir transporto pagrindinės sustojimo vietos. Miestiečiai po darbo grįžta Laisvės alėją ir Vilniaus gatve, Daukšos gatve, eina į transporto mazgą, kur yra susikoncentravę visų krypčių sustojimai visuomeninio transporto. Taip pat dalis eina iki pat Rotušės aikštės, Valančiaus gatve ir arba važiuoja mikroautobusų iš stotelės, arba eina toliau iki transporto mazgo. Tokia yra esama schema. Mūsų siūlymuose siūlome tą schemą šiek tiek modernizuoti ir visą
visuomeninio transporto išsiskaidžiusią sistemą koncentruoti vienoje vietoje, būtent miesto visų autobusų judėjimų stotelės, jos yra natūraliai egzistuojančios šioje vietoje ir šioje, o autobusų turistinių iš Pilies aikštės mes siūlom perkelti į būsimą Prekijų aikštę, taip mes jai sugalvojom pavadinimą. Ir tas transporto mazgas leidžia pėsčiuosius sujungti į žiedą. Tai būtent miestiečiai savo įprastų takų Daukšos gatve, artimuoju takų, grįžta namo arba Valančiaus gatve per vidinį pasažą vėl papuola į tą patį transporto mazgą. Turistai išleisti iš autobusų, aplanko pilį, senamiestį ir grįžta į savo autobusą ir išvažiuoja laimingai į savo šalį. Toliau. Funkcija. Panagrinėjus dominuojančias funkcijas senamiesčio išryškėjo tokie įdomus dalykai. Funkcijos koncentruojasi ant skruzdžių takų, kaip galima pavadinti. Tai būtent pėsčiųjų traukos ir duoda gyvenimas sudėlioja tokias funkcijas. Dabar esamoje situacijoje, aišku, ne tik pėsčiųjų traukos, bet ir istorinė miesto raida. Esamoje situacijoje Rotušės aikštėje, Valančiaus gatvėje išsidėstė daugiausia kultūros, bažnyčios pastatų, kultūrinės paskirties pastatų. Daukšos gatvėje ir Vilniaus gatvėje didžioji dalis komercinių pastatų, tai yra parduotuvėlių. Labai įdomiai susikoncentravo palei Nemuną būtent mokslo įstaigos, tai yra universitetai, mokyklos, tam tikras arealas. Ir šie arealai tokie turi labai konkretų, aišku, koncentraciją savo. Mes vystydami šitą idėją, taip pat ir vystome ją toliau. Ir būtent tos arealus, du arealus skirtingus kultūros ir komercijos mes sujungėme per vieną junginį į būtent tą žiedą, kuriame vienam gale yra koncentruotas komercijos taškas, kitam gale koncentruotas kultūros taškas. Tai yra Pilis, Kongresų rūmai, Kongresų rūmų aikštė, Pilies uostas, iki esanti parduotuvė, prekybos centras, tam tikra plėtra prekybos centro šioje vietoje, komercinė aikštė ir pasažų besijungianti pirmo aukšto lygio komercinių patalpų zona. Mes šitą visą gyvenimą taip pat apjungiam į tą patį senamiesčio žiedą. Ir šiek tiek jau kalbėjau, jau rodžiau, reiškia, tai būtent kongresų centras, viešbučių pastatai, meno galerijos, kurios išsidėstė Valančiaus gatvėje. Reiškia, šitoje vietoje turėtų prie pėsčiųjų trasos tam tikrą plėtros galimybę. Mes taip galvojam. Prie iki galėtų atsirasti komercinė patalpų blokas, kuris turėtų, jeigu mes čia esame maisto parduotuvė, tai šioje vietoje galėtų atsirasti įvairios kitos prekės, komercinė aikštė, būtent. Ir pastatai, didelė dalis jų yra būtent ofisams skirti, o pirmajame pastate manoma, kad atsirastų irgi taip pat tam tikros komercinės patalpos. Komerciją mes suprantam ne tai, kad tai yra vien tik parduotuvės. Į šitą grupę, į tą bloką papuola taip pat ir paslaugos visos.